Jeigu niekada savo seniau nesidavęs naujametinę pažadą, kurią vėliau neištisėjai, tai šitų video gali išjungti. Šiandien yra sausio 1, yra metai, kaip keliu videkus YouTube'an, jau turiu 1000 subscriberių, ačiū jums labai už tai. O dabar apie naujametinius pažadus. Nauji metai yra tas laikas, kai daugiausiai žmonės duoda savo pažadų ir paskui po porą savaičių mata, kad ką gera nepavyko, nei mažiau rūkyti, nei mažiau valgyti, nei sveikiau valgyti, nei daugiau sportuoti ir taip toliau ir panašiai. Neišimtis ir mes su kolega Babiu. Rytas. Dėl to mes su kolega Babiu nutarėm viens kitam pakursti truputį motivaciją ir susilažinom, kad po naujų metų sportuosim ir žiūrėsim, kuris per 2 mėnesius numes daugiau svorio. Tai gerai, kokias sąlygas? 2 mėnesiai, pradedam sausio 1, baigiam kovo 1, sveriamės ryte, sveriamės nevalgę. Sversimės kas savaitę, turėsim tarpos daugiau iššūkių, kur kiekvieną savaitę truputį pasivaržysim vienas su kitu. Prizas bus tortas. Tikiu, kad po 2 mėnesių mums abiem jie labai norėsis. Galbūt tai padės palaikyti motivaciją. Motivacija labai dažnai būna toks dalykas, kur irgi pirmą savaitę tu labai esi užsidegęs, labai to nori ir viskas gerai, bet po savaitės jau tu, jeigu duodi pažadą tik savo, labai lengva jį pamiršti ir truputį mažesnė gėda, kai tu tik tai savo jo neištis. Tai dėl to mes su Babiu vienas kitam išsimetėm tokius tikslus ir dar prisiduodam jums, kad jau jeigu mes jau prasimėsim ir paliksim viską, tai bus labai gėda ir tas tikiu, kad irgi biški pakurs mums motivaciją challenge'o eigoj. Pasižiūrėsim, kiek mes galim per 2 mėnesius numest svorio. Kokie, Babi, tavo yra expectationai, kiek manai, kad per 2 mėnesius pamesi? Aš jums norėčiau 10. Gražus skaičius apvalus. 10 kg. Kas šiaip gal nėra labai daug. Nėra kosmosas, bet nėra ir mažai iš tikrųjų. Pirmas sverimas. Babis lipa ant svarstyklių. Rodyk raumenis, Babi. Pažiūrim, kur parodys svarstyklas. Matai, o kaip sviruoja? Turim 117,9. Minus 10? Minus 10. Norėčiau minus 10. Gerai, turim 2 mėnesius, ko pirmas žinosime. Numesime, manau. Jeigu mesime, tai manau, kad numesime. Nepradėsime vasario vidury valgyti tortų ir ledų. Gal ir be megztinę jau užlypsiu tiek jau tą. 125,1. Tavį lenkiu 7 kg. Tai šiaip nedaug lenki. Nu jo, bet taigi tavo dydis didesnis, matai, biški. Fiksuojam tokius rezultatus, mano 125, Babė 118. Labai lengva. Atsmuš nėra gramų, žinai. Nėra gramų. Mūsų tikslas nėra pasiekti kuo mažesnį svorį, mūsų tikslas yra numest kuo daugiau kilogramų. Tai reiškia, kad jeigu Babis numes iki 108, tai jis bus numetęs 10 kg, jeigu aš numesiu iki 115, aš irgi būsiu 10 kg numetęs. Ir mūsų tikslas yra numesti kuo daugiau kilogramų. Tai tas, kuris bus numetęs 11 po 2 mėnesių, aš tikiu, kad taip ir bus, tas ir laimės tortą. Pasisvėrėm, pasimatavom. Šiandien pirmą tokią įžanginę dieną darbiškį. Po kalėdų sunku, daug privalgę. Tai tas, manau, pasimatys ant svarstyklių po pirmų porą savaičių. Jau nesykiai yra tekę tokiais dalykais užsiimti. Gal dar reiks pasidaryti nuotraukas prieš ir po. Nes šiam momentui tiek turiu nuotraukų prieš, kad reiktų padaryti bent vienu po. Jo, šiaip įprastai pirmą savaitę svoris kyla, nes organizmas ko gero gal skysčių daugiau pakaupė, nežinau, bet paskui antrą savaitę tai rezultatas būna labai malonus. Pasidalinsim savo keliu, kaip maitinsimės, kaip sportuosim, kaip apskritai bus nuotaikas saldumynų atsisakius pirmas 3 dienas. Aha, energetinių. Žiauriausia tai yra energetinių. Aš dar vakar išgėriau porą, dabar jau nori, nebegalima, žiauru. Bet manau, kad po savaitės bus tipo priprasti ir gerai jausies, gal ir ne. Ką šiandien, aš tai eisiu bėgti. Šitaip iškart hardcore'as? Na, tokį dieną sakinė, labai neplėšam, tai aš pusvalandukų prasbėgsiu koks 5 kilos. Man tai užtenka, šiandien jau pasisvėriau. Gal tempimų kokių biškį padarysiu. Ir dargi kalbėjom, kad darysim iššūkius. Kaip pavyzdys galvojam taip. Savaitės pradžioj padarom kiek galim atsispaudimų. Žiūrim, kiek per savaitę pavyks pagerinti rezultatą ir kuris iš mūsų padarys daugiau atsispaudimų. Tai čia toksai yra pavyzdys. Jeigu turit minčių, kokių galėtume užduočių mes priimti ir kokius iššūkius įvykdyti per šitas 8 savaitės, tai rašykit komentarę. Mes susirašysim ant lapelių, padarysim loteriją, ištrauksim ir turėsim savaitės iššūkį. Pradėsiu vandenį pagaliau gerti, kas yra reta man. Dėl ko mes tai darom, tai kaip minėjau, tai yra toksai biški savo pasikelt ūpą ir motivaciją, kai jau bus sunku ir norėsis viską mest, tai žinosi, kad daug žmonių apie tai žino ir biški gėda, žinai, taigi negali kažkaip 2 mėnesius negali pasportuoti ir pavalgyti sveikai, kažkokia nesąmonė. Kitas dalykas, taigi žinom, kad jums irgi lygiai tas pats, tai prisijungsit prie mūsų. Visi YouTube'ai mato visus gražius prikočiojusius bičius, o čia va, dėdės paprasti.
O jūs nevenkit, būkit aktyvus komentarų sekcijoje, siūlykit idėjas, kaip mes dar galėtume pasivaržyti, taip pat pasidalinkit, kokias užduotis savo išsikėlėt naujametiniams tikslams ir būkim stiprus, palaikykim vieni kitus ir tam sykiai.